Šiandien spalio 1 diena, šiandien prasidėjo nauja era, kriptovaliutų prekybos platforma U-Trading pasileido. Nuo kogi pradėti, kaip pradėti prekiauti kriptovaliutomis, mum visiems ant savo reikalais, kaip paleisti robotus, pasakysiu keletą esminių momentų, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Taigi, atsidarome U-Trading. Kad pradėtume prekiauti, mums pirmiausia reikia įsigyti pelningumą per šias peks. Pelningumas perkamas per šiuos paketus, kurių šiandien yra 4. Nuo 11 spalio bus jų daugiau iki 110 eurų, dabar yra už 11 eurų, 22, 55 ir 110 eurų. Mes matom, kad kiekvienas paketas jisai skiriasi tuo, kiek jis uždirbs pinigų doleriais. Mažiausias $38, paskui 77, 193 ir 387. Visi dirba iki 300% pelningumu per laikotarpį. Pirmiausia, mes turime įsigyti licenciją. Tai yra, pelningumo paketas, sakykime taip. Perkame, spaudžiame perkame. Galime apmokėti UCN monetą, šiuo metu mes apmokame iš biržos, iš MEXC, BingX biržų, sutinkam su sąlygomis, aišku, jas pasiskaitom, įsiaiškinam, spaudžiam pirkti ir pirkdami mes turime pervesti iš biržos tikslę sumą įvertinus biržos komisiją. Tai labai svarbu, nes birža nuo sumos nuima komisinį mokestį. Tai yra mes prie tos sumos, kuri nurodyta čia, mes turime pridėti komisinį mokestį, kurį ima birža, kad orderį pasiektų tiksli suma ir pervedame tiksliai šituo adresu. Ir viskas. Robotas nusiperka, tai yra pelningumas tiksliau nusiperka. Antras žingsnis, mums reikia U-Trading bots pasirinkti botą, ar ne? Botą mes renkamės pagal tai, priklausomai kiek mes turime pinigų biržoje. Jeigu, pavyzdžiui, biržoje turim pinigų 1000 eurų eurais, ar ne, $1300, ar ne, tai mes galim rinktis šitą botą, kur yra minimalus depozitas $1300. Bet jokių būdų negalime rinktis didesnio, nes tiesiog botai pas mus nedirbs. Tiesiog nedirbs ir netgi pradžioje yra rekomendacija paleisti mažesnį botą, ar ne, kad jo minimalus depozitas jo bus mažesnis ir minimalus orderis, kurį jis pastatys, bus mažesnis, ar ne. Tai yra geriau, kad kuo daugiau būtų orderių. Pavyzdžiui, MEXC leidžia 500 orderių, BingX'as ar atvirkščiai, jau dabar maišau. Gal BingX'as 500, MEXC gal 200 orderių leidžia į parą, ar ne. Tai vėlgi jų gali būti pakankamai nemažai, bet tikrai nereikia imti didesnio boto, nes, pavyzdžiui, jeigu pas mus tik $1000 yra $1300 biržoje ir mes imsime, kad ir šitą botą medium, ar ne, mes galime imti jį, bet ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai yra riba, Jeigu mes imsime, sakykime, botą master, ar ne, tai ką tai reiškia? Turėdami balansę 1300, minimalus orderis yra $600, tai reiškia, kad porą orderių iš principo ir viskas. Ir botas laus, kol parduos ir nebus greičio, nebus apyvartos, nebus nieko. Todėl geriau yra, kad botas būtų su mažesniais orderiais, geriau jų daugiau, ar ne, bet aišku, neviršiant ten tų kelių šimtų per parą. Vėlgi čia su patirtim ateis ir suvokimas, kokį botą pasimti, bet tikrai nepervertinkit galimybių ir visą laiką įvertinkit, kiek yra pas jūs depozito. Ir pirmiausias žingsnis yra pelningumo įsigijimas, antras yra depozito įdėjimas, trečias yra boto pasirinkimas, teisingo boto pasirinkimas, kuris atitinka jūsų depozitą, ar ne, jeigu yra, pavyzdžiui, minimali riba, ten matot 129 arba 1292 rekomenduojama, tai, sakykime, depozitas mažiausiai turi būti iš tose ribose. Gali būti ir didesnis, aišku, mes tada galėsime rinktis didesnį botą, pavyzdžiui, Start ar Basic, bet į tą reikia būtinai atkreipti dėmesį. Taigi, sėkmės prekyboje, sėkmės gaunant naują pelną su naujais botais. Šitie botai dirbs labai įdomiai, ar ne, kuo jų bus daugiau, tuo iš principo ir greitis bus didesnis, ir pelningumas bus didesnis. Taigi, pati pradžia jau yra pakankamai gera, dalinuosi rezultatais, o kuo toliau, tuo jie dirbs dar geriau, nes čia, kaip vadovas sakė,
dirbant su UCN moneta, pačią monetą palaiko bendruomenė ir botų kiekis. Ir kuo bendruomenė stipresnė, kuo botų kiekis didesnis, tuo robotai dirbs geriau, pelningiau ir panašiai. Ir vėlgi, pradžiai dirba ten su vienom porom, tų porų prisidės ir viskas žingsnis po žingsnio su laiku. Tai ačiū ir iki.